Gavom šiandien automatinės adatas kaulų trepanabiopsijai. Tai yra diagnostinė procedūra, kada mums reikia paimti vaiko, ligonio kaulo, stulpelį kaulo, kad mes jį galėtume išsiųsti į patologijos centrą ir įvertinti ligą, kuria serga vaikas. Kai kuriais atvejais mes trepanabiopsijas darom tam, kad įvertintume, ar nėra išplitęs, kaip mes vadinam, solidinis navikas. Tai tas piktybinis auglys, jie gali būti bet kurioje kūno vietoje, bet tai yra tokių auglių, kurie plinta į kaulų čiulpus. Tai yra trepanabiopsija yra vienas iš būdų sužinoti, ar kauluose, kaulų čiulpuose yra plitimas to naviko. Kiekvienas lengvesnis, tikslesnis diagnostikos metodas, tai yra, jis yra naudingas ne tik tai mums kaip personalui, kad lengviau atlikti, galbūt tiksliau, bet tai yra, manau, naudinga ir pačiam vaikui, nes aš manau, kad su šitom adatom turbūt ir mažiau traumuojami, tai vis tiek yra trauminė procedūra, tai nėra tik tai, į pirštą įduri ir tai yra nesmagu, ar ne, tai su kuo geresnė, naujesnė technologija tada atliksi, tai tuo mažiau ir traumuoji patį vaiką. Tai iš tikrųjų aš manau, kad ta padėka turėtų būti ne tik tai nuo mūsų, nuo personalo, bet ir nuo visų vaikų, kuriems mes tą tyrimą atliksime. Tai iš tikrųjų yra labai smagu, kad yra žmonių, kurie rūpinasi kitais. Tai iš tikrųjų, kaip sakau, dėkingi mes ne tik tai mes kaip specialistai, bet manau, kad ir galim šnekėti ir savo ligoniukų vardu. Tai ačiū visiems labai tikrai, kuriems rūpina ne tik jie patys, bet ir kiti. Tai ačiū visiems labai. Čia tokia yra naujovė pasaulyje sugalvota, kad vaikams būtų ramiau ir jie saugiau jaustųsi važiuojant į operacinę uždėti tokius akinius. Ir tam, kad jie nepanikuotų važiuodami, kad jiems nebūtų tai baisu pakliūti į kažkokią naują patalpą, naują vietą, kur bus operuojami jie, o jie jau tos operacijas vien žodžio labai bijo. Ir mes norim jiems uždėti tokius akinukus, paleisti kažkokią programėlę, mokomoje. Ir norim, kad jie nuvažiuotų su visai kita nuotaika ir visai kitaip, kitam realistiniam pasauliu ir jie žymiai saugiau ir ramiau jaustųsi. Va čia mūsų tokia yra idėja ir dėl to mes ir paprašėm šitų akinukų. Iš tikrųjų noriu padėkoti nuo viso mūsų skyriaus, ligoninės, nuo vaikų, kurie dar pasinaudos šitais, pasakyti didelį ačiū. Ir iš tikrųjų labai džiaugiamės bendradarbiavimu su jumis ir jūsų parama. Iš tikrųjų tai yra suteikia mums daug vilties ir įdėjimo dar daugiau pastangų mūsų darbe. Ir mes tikrai, manau, matysim daug labai laimingų vaikų su šitą dovaną. Ačiū, kad esate su mumis. Kartu tampame viena širdimi, kuri keičia pasaulį.